Sausio 8-osios šturmas. Sovietinio saugumo gerai suplanuota ir parengta operacija, kuria buvo bandoma nuversti išrinktąją valdžią Lietuvoje, prisidengiant gyventojų valia ir veikimu. Lietuvos ministrė pirmininkė Kazimiera Prunskienė nuvyksta į Maskvą susitikti su Sovietų Sąjungos vadovu. Sausio 4-ąją Prunskienės vadovaujama vyriausybė, nuslėpdama tai nuo Seimo, drastiškai pakelia kainas visoje Lietuvoje. Sausio 7-ąją įstatymas įsigalioja. Tuomet komunistinės jėgos Lietuvoje surenka iš sąjunginio pavaldumo įmonių ir fabrikų ir atveža 5-6 tūkstančius rusiakalbių darbininkų. Jų gretose veikia KGB agentai, kurie skatina šturmuoti aukščiausios tarybos rūmus ir nuversti Lietuvos valdžią. Įėjimą į aukščiausiosios tarybos rūmus už rankų susikibę saugo parlamento apsaugos skyriaus vyrai. Gynyboje panaudojama gaisro gesinimo žarna ir šaltas vanduo. Parlamentas kviečia atvykti visus Lietuvos žmonės palaikyti nepriklausomybės ir greitai raudonąsias vėliavas aikštėje keičia trispalvės, o rusiškus keiksmažodžius patriotinės dainos. Sovietinis saugumas suvokė, kad priedangos operacija, siekianti rusiakalbių darbininkų rankomis nuversti Lietuvos valdžią, nepavyko. Tam teks griebtis ginklų.